Na ką, Gediminai? Matai, rikota ne tik kukuliukose, bet ir apačioj. Dar kaip padažas papildomas. Tu pažiūrėk, kaip gynybėsi. Minkštučiai kokie. Aš noriu kukulį paragauti. Koks sultingas. Mes su Daiva šiandien nusprendėm pagaminti patiekalą tinkantį kiekvienam turbūt, ne? Tikrai tinkantis kiekvienam ir didelėm šeimom ir po darbų, nes sotu. Ypatingai skanu, tikrai labai skanu. Ir lengvai pagaminti. Taip. Čia yra svarbiausia. Taigi gaminsim sultingus jautienos kukulaičius su rikota ir prie jų bus tiesiog fantastiška pasta. Makaronai. Pasigaminam? Būtinai. Maistas nėra tik maistas. Tai atradimai, tai patirtis, tai šventė. Gardus maistas gimsta iš meilės, nes jūs nusipelnote geriausio. Mums gaminti yra šventė. Na, kaip jau galėjai suprast, pradėsim nuo šio patiekalo vinies, jeigu galima taip įsireikšti, tai gaminsim pačius kukulaičius. Kukulaičiai gaminsis galbūt kiek ne tradiciškai, tai mes jų nečirškinsim keptuviai, o gaminsim orkaitėj. Taigi įsijungiam orkaitę, 220 laipsnių, kepsim pakankamai neilgai ir su grilio funkcija. Taigi 220 laipsnių, ventiliatoriaus ir grilio funkcija. Dažnu atveju, kai darom kažkokius mėsos kukuliukus, tiesiog imam duoną, ją mirkom vandenį arba pienę, paskui nusunkiam, dedam. Tai čia šitas procesas kiek pasuktas, tai imam džiūvėsėlius, aš naudoju pankų džiūvėsėlius dėl to, kad jie dar puresni tokie. Jeigu jų namie neturit, galit tiesiog susirasti kur nors sudžiūvusios duonos, jos patarkuoti arba naudoti įprastus džiūvėsėlius. Na, kokius turit. Tai dabar sumaišau, taip? Džiūvėsėlių 60 gramų kažkur, na tokia gera didelė stiklinė ir vienas pakelis 250 gramų rikotos. Tiesiog išmaišom ir paliekam kokiam 10 minučių, kad išbrinktum. Taip ir įprastai, ar su pienu brinkinam duoną. Ir, na, turbūt sunkiausia šio patiekalo dalis, tai reikės truputėlį pakepinti prieskoninės daržovės. Taigi turim svogūną ir daug česnako. Daug česnako. Daug česnako. Kokių 10 skiltelių česnako. Bet kai pakepa, jisai praranda tą savo stiprų aštrumą, aitrų aromatą, lieka tik tai skaniosios savybės. Įkaitintą keptuvę 2 geri šaukštai tyro alyvuogių aliejaus ir kepinam svogūnų su česnaku, na, kokias 5-6 minutės, kol paskaidrėja, suminkštėja, bet jokių būdų nepradeda svilti česnakas. Taigi turim mentelę po ranka, kartas nuo karto vis pamaišom. Taigi turim kelias minutės, dar porą tokių mažų užduotėlių. Prieskoninės žolelės. Ir matau, kad jų čia mes turim nemažai. Nemažai. Kuo daugiau, tuo skaniau. Tai bazilikas ir petražolės. Nuskabam lapelius ir smulkiai sukapojam. O aš tuo tarpu sutarkuosiu kietąjį sūrį. Ar tai parmezanas, ar grana padana, ar lietuviškas koks nors kietasis sūris. Na, čia jau jūsų pasirinkimas. Kuris jums labiau patinka, tą galite ir naudoti. Reikės 100 gramų. Ir sutarkuoti ne visiškai kaip užbaigimui, taip smulkiai plonai, tačiau per truputėlį stambesnę šitą tarką, kad sūrio gabaliukai išliktų vėliau mėsos kukulaičių. Į dubenį su jau išbrinkusią rikotą, matai, toks atrodytų, kad kieta ir kad bus paskui per kieta, tačiau iškepę, sušilę, visi šitie ingredientai atsileis ir bus... Nes ko mes norim iš kukulių, kad jie sultingi būtų, nes tikrai dažnai gaunasi... Ir neguminiai tokie. Nesultingi, sausiai ir kažkaip taip numeti. Gerai, žolelės į dubenį. Aš sudėsiu tarkuotą kietąjį sūrį, apkepinti svogūnai su česnaku. Dedu jau. Jo, galim dėti. Bet mes neplausim keptuvės, vėliau mes ją dar panaudosim. 2 kiaušiniai, žinoma, tik laisvai laikomų vištų. Ir mėsa.
Mes šiandien naudosim tik jautieną, brandintą, stambiai malta, apie kilogramas mėsos ir viską išmaišom iki, norėtum Kaip rankas, man Anyta pasakytų, negalima maišyti su šaukštu, reikia daryti su rankom, nes šefai tikrai daro su rankom. Taip. Nepamirškite paskaninti mėsos, taigi reikėtų šaukštelio pusantro jūros druskos, Viduržemio jūros regiono prieskonių mišinio, taip pat šaukštelio. Ir maždaug pusę šaukštelio šviežiai maltų juodųjų pipirų. Reikėtų patikrinti, ar prieskonių užtenka. Patikrink. Šiaip aš irgi galėčiau, aš mėgstu tartarą. Čia jautiena, tai žinai, nieko baisaus. Bet aš mėgstu nusūdyti, tai man aš geriau netikrinsiu. Na, gerai. Gerai? Labai skanu. Galim valgyti kaip tartarą. Gerai. Dabar Formuosim. Žinai, ką panaudokim? Šį kartą aš galvoju, mūsų neprikepančią skardelę. Nereikės popieriaus, nieko, tiesiog dėsim į skardą ir kepsim. Tai tu sverk su savo rankom ir šaukštu, o aš suviniosiu kukuliukus. Taip, pasižiūrim. Jo, va tokio dydžio visus reikėtų padaryti. Gerai? Ne, iš tikrųjų, jeigu bus jau labai maži mėsos kukuliukai, jie tiesiog labai išsausės. Išgaruos visa drėgmė, visas skystis ir, jie tiesiog bus per sausi, tai labai numažinti tikrai nereikėtų. Gerai, mano rankos nešvarios, tai leidžiu tau įdėti į orkaitę. Kepsim, jeigu padalintumėm orkaitę į 3 dalis, tai praktiškai pačiam viršui. Kad apskrustų. Kad apskrustų. Ir kepam kokias 10-12 minučių. Tai 2 tokie nereikšmingi dalykėliai, kurie reikalingi dar šitam patiekalui, tai makaronai ir pomidorinis padažas. Taip, tai aišku spagečiai. Spagečiai, žinoma. Mūsų mėgstami kasamilo makaronai. Taip, vanduo verda, dedam šaukštą druskos. Ir verdam makaronus taip, kaip rekomenduoja gamintojas. Šiuo atveju 8-10 minučių. Aš manyčiau, kad maždaug 8-9 minutės, nes vėliau dar truputėlį su padažu pamaišius jie pabrinks. Uždedam ypatingą Electrolux dangtį, kuris nukreipia garus į Taip, nes labai aukštas garų surinktuvą. Na ir trečioji dalis, pomidorinis padažas, kurio mes negaminsim, nes turim labai skanų ir gerą Kėdainių jau paruoštą napolietaną padažą. Na, šitą seriją aš labai džiaugiuosi padažų. Aš namuose jau pas mane spintelė pilna šitų padažų, nes tikrai kiekvieną dieną grįžti greitai prie daug ko gali naudoti. Taip. Aš manyčiau, kad 2 indelius mes sunaudosim. Tai ką reikia padaryti, tiesiog imam keptuvę, kurioje kepia svogūnai su česnaku, supilam ir truputėlį pašildom. Štai ir visas gaminimas. Daiva, tu pasižiūrėk į šitą. Aš jau mačiau, Gediminai. Grožį. Labai. Čia tikrai gali imti vienus ir valgyti, nes jau... Truputėlį apveliam padažų. Labai nedaug, kad patiekalas būtų universalus. Galbūt kažkas nori tik makaronų su sūriu, ne? Tai kokį samtelį. Čia pas mane tai būna, nes kažkas norisi makaronų su sūriu, kažkas su mėsyte, kažkas dar su kažkuo. Na, gal 2 samtelius. Įdedam į makaronus, išmaišom, o kukulaičius dedam į keptuvę, kad dar truputėlį prisigertų, kad susijungtų skonį, pavadinkim taip. Kaip kvepia. Skanumėlis. Štai ir viskas. Patiekalas paruoštas. Laikas... Kino filmui. Kino filmui. Aš paimsiu. Taip, jau aš beveik būčiau galėjęs, bet... Taip. Taip, spagečiai. Spagečius dedam čia.
Ką, Gediminai, belieka kviesti ar šeimyną, ar draugus ir... Visus. Užteks visiems. Mums tai tikrai, bet aš manyčiau, užteks ir visiems. Tikrai sotu, labai greita, kas yra tikrai dabar labai svarbu. Grįžtam po darbų ir volia. Kaip pasigaminti šį nuostabų patiekalą? Kaip visuomet sužinosite, užsukę į gardu.lt, o aš po pertraukėlės pagaminsiu dar vieną puikų patiekalą.